Labadiena, kolegos. Ką tik kultūros komiteto pirmininkas pareiškė, kad nusišalino nuo šio klausimo dėl dalyvavimo nacionalinėje televizijoje įvairiose renginiuose. Jis tą padarė ir kultūros komitete, tačiau kultūros komitete jį pakeitė jo pakaitinis, kuris galėtų jį atstovauti tais pačiais interesais. Tai turbūt ir salėje čia reikėtų pakaitinio, kad galėtų už jį balsuoti. Na, čia netitinka truputėlį tos tiesos, ką jisai dabar kalba. Kalba eina apie LRT įstatymą dėl LRT tarybos slapto viešo balsavimo procedūrų, skiriant ir atleidžiant generalinį direktorių ir kitus veiksmus. Noriu aš atkreipti dėmesį, jeigu mes kalbame apie visuomenę, apie etiką ir daug reikalaujame iš kitų organizacijų, valstybinių įstaigų, kad laikytųsi etikos normų, tačiau čia Seimo salėje mes šiek tiek matome kitus veiksmus. Ir tada mes pykstame, kodėl visuomenė apie Seimą taip negražiai atsiliepia, jeigu patys čia norėdami įgyvendinti tam tikrus interesus elgiamės neetiškai. Aš šiandien ryte sakiau, kad šis LRT įstatymo projektas yra dabar paduotas į etikos komisiją. Ar būtų etiška dabar balsuoti, svarstyti, jeigu šiuo metu būtent yra toje komisijoje ir bus svarstamas šitas klausimas, ar tai nebuvo pažeistas interesas, galimas interesas ginti kažkieno interesus. Aš pats asmeniškai gal ir nesu kategoriškas prieš šį Eugenijaus Gentvilo teikimą projektą. Ten yra turbūt ir gerų dalykų, bet pats metodas jis yra, adekvačiai neteisingas ir nekultūringas. Šiandien taip pat pastebėjo ir Lietuvos prezidentūra. Ir jinai klausė, kodėl nebuvo sukurta darbo grupė spręsti šiam klausimui. Lietuva moka mokesčius išlaikyti nacionalinę televiziją. Tai mūsų yra pinigai. Mes taip pat turime žinoti, kokios procedūros vyksta, kokius klausimus sprendžia LRT taryba. Turime į tai ir atsižvelgti. Kitas dalykas, kai buvo pakeistas kitas Seimo narys iš tos pačios partijos, aš žinau, pagal visas normas statuto, jeigu Seimo narys serga arba negali dalyvauti, tik tada atstovauja Seimo narys jį. O šiuo atveju tas kitas Seimo narys sėdėjo šalia kultūros komiteto pirmininko. Tai kyla klausimas, ar vėl nėra galimas intereso tam tikras pažeidimas. Aš pasikartosiu, nesu kategoriškai prieš tą patį projektą, bet esu kategoriškas prieš neetišką metodą. Ačiū.